Šiandien pervešiu jūs per 3 skirtingus savo vystomus karščiausius objektus Kauno mieste, kurių bendra kvadratūra beveik 500 kvadratinių metrų. Norit pamatyti, kaip jie atgimsta naujam gyvenimui? Žiūrėkit šitą video iki galo. Giedriau, kiek mums tie žali X-ai kainavo? Nei daug, nei mažai, keli tūkstančių eurų. Sandėliukus turėsim, kuriuos parduosim brangiausiai Kaune. 1800 kokį už kvadratą. Daugiau. Mokėtumėt? Už ką mes mokam pinigus? Už ką mes pinigus? Tikrai ne už štrabą. Nieko nėra. Nieko irgi nėra. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis. Man atrodo, kad čia visai kitas pastatas, jau nebe tas, kurį buvom nusipirkę. Iš Ikėjos susirinkom virtuvinius. Šį vaizdelis visai neblogas, bet kas man kliūna, tai čia tarpas ar ne? Čia tarpas. Nu ir ta koja, nežinau, kažkaip labai keistai atrodo. Ant kryvos sienos pastatėm tiesų virtuvinę. Nes dabar žiūrėdamas ją, tai toks truputį kaip girtas jaučiuos. Atrodo, kad kažkas tau netai būtų. Tai turėjom didelę erdvę. Visą tą erdvę išdalinom 6 studijom. Šiaip galėjom dalinti 8. Būtų pelningiausia viską po 20 kažkelis kvadratus varyti. Tai ką, gal einam iki pat galo į tos mūsų vipinius. O po to pažiūrėsim, kur ne vipinėje, ne? Tai žodžiu, įdėjai 200, išsitraukai 200, kas lieka tau sumokėjus palūkanas, viskas, tavo grynas profitas. Kai tu prikuri daugiau negu 30% pridėtinės vertės, tai tada gali išsikešauti. Sveiki žiūrovai, šiandien ir vėl turim dieną su NT investuotojų ir šiandien pervažiuosim per kelis mano vystomus objektus Kaune. Tai pirmiausia, nuvažiuosim patikrinti, kaip dirba mūsų elektrikai Kanto gatvės objekte. Tada važiuosim į Raudondvario plentą, nes vyksta darbai ne tik tais pastato išoriai, bet ir finišo tiesioji pačiame bute. O tada susitiksiu su NT investuotoju, potencialiu NT investuotoju ir su juo pervažiuosiu per kelis objektus. Tad jeigu norit pamatyti, kur darbuojasi skerys NT, žiūrėkit šį video iki galo. Kanto gatvę vystau ne aš vienas, turim Pavelą architektą, Giedrius Ribinskas gano mūsų statybininkus. Tai vakar gavau sąskaitą iš elektrikų, kad sutvarkė elektrą jau perdarimui iš 8 būtų į 4. Žodžiu, elektrikai labai džiaugiasi, nes antrąsyk mokėjom pinigus už tą patį darbą. Mes mažiau biškį džiaugiamės. Tai skambinu Giedriui pasitarti su juo, kad reikėtų užmesti akį, už ką mokam pinigus. Sveikas, labas rytas, kolega. Labas. Gavau sąskaitą iš elektrikų. Taip. Ir sąskaita jinai nėra mažutė. Tai gal reikėtų užšokti vietą, pasižiūrėti, kaip atrodo galutinis rezultatas, už ką mokam. Gerai, galim nulėti, pasižiūrėti. Tai tu užsiėmęs dabar, gal tada iš karto ir lekiam? Tai galėčiau už kokią pusvalandį pravažiuoti. Nu tai gerai, taip tada ir planuoju. Nu. Kantė tada tinkamas. Iki. O kaip gerai, kai savo komandai turi žmogų, kuris sugeba susišnekėti su statybininkais ir pats yra pabaigęs statybos inžineriją ir išmano tą darbą. Aš tikrai pripažįstu, mano stiprioji pusė nėra statybininko vadybinimas, menedžinimas. Jeigu jūs patys esate toks žmogus ir jums patinka bendrauti, derint smulkmenas visą kitą, tai tada yra liuks, jums tada nereikia samdyti. Bet jeigu nesate toj vietoj gabus, tai darykit savo darbą, o šitai daliai nusamdykit kažką kitą, kas galėtų sužiūrėti tos galus. Tai ką, lekiam į vietą, susitik su Giedrium. Atradau pas save, kad turiu nemažai raktų ir problema tame, kad kai pasiemi kokį nors raktą, tai tu įsivaizduoji žmogus, kad, taigi atsiminsiu, čia taigi tas raktas tikrai nuo to objekto, ne? Grįžti namo, atsisėdi, žiūri, turi 2 panašius raktus, ką žinau, kuris nuo kurių, lyg ir truputį ten skiriasi, tai žodžiu, atliksim testą. Bandom raudoną. Raudonas neteisingas, neteisingas. Dar šalia greta kitą raudoną, irgi ne. Bandom juodą. Juodas net nelenda. Žodžiu, nei vienas nėra Kanto raktas. Ok, galėsim mest lauk. Kaip sakot, jau vietoj? Ne? Giedriaus dar neturim. O gal Giedrius užsirakino? Permokė už savo nekilnojamo turto paskolą kredito unijai. Mano klientas buvo tokiai pat situacijai. Bet kai aš padėjau jam pasidaryti kešautą, jo kredito unijos marža nukrito nuo 5,9 iki 1,8 banko maržos.
Ir lygiai grečiai jis dar gavo 14 000 į savo banko sąskaitą. Norėtum panašų dalyką padaryti ir tu? Susisiek su manimi skerysnt.com ir aš tau pagelbėsiu atsipiginti savo paskolą. Sveikas gyvas. Labas. Tu vietoj užsirakinęs ir kažką išdarinėjai, ar dar neatvažiavai? Ne, tuoj būsiu. Ai, tai būsi, okei. Į kiemą atvarysi ar ant gatvės? Į kiemą. Okei, einam pasitikti. Nu, kur mūsų tas kolega? O iš tai atsiprašau. Tikrai, aš ką tik atvykau. Turėtų. Labą dieną. Giedrius Ribinskas, žodžiu, renginių vedėjas, statybų vadybininkas, kas dar? Brokeris, magas ir stalkeris ir persekiotojas, žodžiu. Žinai ką, išbandžiau, žinok, raktus, jau be tavęs. Spėk, ar nors vienas tiko? Kiek aš jam raktų duodu, tiek visi dingsta. Aš įsivaizdavau, kad jau turiu, žodžiu, 3 to paties objekto, tai vienas, nu, kitą nerakina, kitas net nelenda į spyną, žodžiu. Žodžiu, jeigu norit pradanginti daiktą, tai duokit Giedriui. Jo, gerai. Tikrai dings. Jo. Tu tikrai raktą neturi? Nu ką, aš dar kartą, jeigu nori. Eis, pasim tada. Ne, va, tai. No. O tai kur daviau naują tau, ką tik? Su baltu cėdeliuku. Ai, tu to norėjai? Nes aš... Tai vakar pasiėmė. Ne, tai tą turiu, bet aš iš tų norėjau išgimdyti, žinai. Eina savo. O, grūzo priversta, ar ne čia? Taip, bandom iškraustyti viską. Iškaustyti viską, jūs bandot. Einam, pasižiūrim. Čia. Matau, turim kabeliuko, ne? Visko turim. Turim porą X-iukų. Giedriau, kiek mums tie žali X-ai kainavo ant sienos? Ką? Nei daug, nei mažai, keli 1000 eurų. Porą štukyčių, ne? Taip. Keli ar porą? Keli. Šitie X-iukai reiškia, kad čia turėjo būti razetės. Elektra turėjo lietis laisvai, buvo pratrabuota, padaryta, bet kadangi pasikeitė projektas, kad darysim nebe 8 butus, o 4, tai reikėjo viską sėkmingai išlupt lauk. Ir perdaryti. Ir po to reikės dar, žodžiu, viską užtep. Nu, ar taip būtų reikėjo, žodžiu, apdailą. Tai čia mažiausia bėda, bet ta, kad reikėjo elektrikam viską nuimti, viską nurinkti ir iš naujo pravedžioti visą elektros instaliaciją. O pinigus reikia 2 kartų mokėti. Taip. Ir darant, ir perdarant. Tai va. Taip. Taip, Giedriu, tu dar nematai, bet jau turim tualeto rėmus atvežtus, santechniką, žodžiu, santechnikas darbuojasi ir neužilgo turėsim progresą su būtų santechnika. Pagaliau, žodžiu, bus jau galėsi orientuotis, ne, kur yra vonios kambarys. Šitą mes matom, ar ne, būtė? Tu matai, bet žiūrovas tai tikrai nemato. Žiūrovai, ar jūs matot? Parašykit komentaruose, ar jūs matot ar nematot, ar reikia atskiro parodymą, sakykim. Ar jūs matot, kur bus vonė? Nes aš garantuoju, kad, žinok, 7% nemato. Aš garantuoju, kad 7% mato. Nu gerai, pasižiūrėsim. Padarysim apklausą. Kas laimės? Giedrius ar Giedrius? Man atrodo, kad Giedrius laimės. Tai klausyk, stovus jau turim, stovai jau pabaigti. Taip, tai stovai yra pakeisti, tai Modestas parodys, kaip jie atrodo pakeisti. Aha. Tai iš esmės liko... Naujas skydas, ne? Naujas skydas, viskas nauja. Visą sieną nauja aprašinėta, žodžiu, kad viskas būtų aišku, žodžiu, kur liejasi, kokią elektrą. Ir po nejungti. O? Ir to nejungti, ir nieko nejungti, žodžiu. Žodžiu, kai sumokėsi sąskaitą, tada elektrikai pajungs. Ne, tada ateis, nuplėš lipduką ir tada jau galės. Bus galima nuot. Ok, tai matau, turim atidengtą šildymo trasą, ne? Kurią uždengsim. Ir kiek atsimenu, per šitą trasą ėjo visi vamzdžiai, bet dabar vamzdžiai. Spėkit, žiūrovai, kur? Ant lubų. Aleliuja. Kas čia per girdi, kas čia per magija. Voratinkliai. Kaip čia tas vanduo gali tom lubom bėgti? Nu, čia yra magija, čia yra slėgio fizika. Magija, čia yra slėgio fizikos magija. Vaikai mokykitės fiziką. Jūs sužinosit, kaip vanduo gali pakilti. ir dar į 3 aukštą, ar ne? Šiaip, kas įdomu, kraniukai yra, tai gali teoriškai užsukti kaimyną vandenį? Tai jeigu nesutari su kaimynu. Dar vienas svertas. Tiksliau nesvertas, dar vienas kaimynų kranas. Dar turim vieną tokią mistinę patalpą. Tiesą pasakius, jinai netgi man yra mistinė patalpa. Nes šiaip čia turėjo būti 2 vonios. Kurių nebėra. Ir dabar čia turėsim
pabėgimų, sandėlių. Aš irgi labai pabėgimų. Tai sakyt kambarį, bet... Kelis kambariukus. Tėvė labai. Iš tikrųjų, tai turėsim, ką čia, dviračių saugimo patalpą. Sandėliukus turėsim, kuriuos parduosim brangiausiai Kaune. No. Brangiausia kvadrato sandėliuko kaina. 1800 kokį už kvadratą. Daugiau. Mokėtumėt? 1810 eurų kokie. O, ar mokėtumėt, žodžiu, jeigu gyventumėt centre, neturit sandėliuko, už tai, kad, nežinau, kiek čia eit. Nu, kokį keliasdešimt, kad 100 metrų iki savo sandėliuko nueit. Ir ar pirktumėt tą sandėliuką už 5 štukytės? Arba 3,5, ne? Taip. Parašykit komentaras. Aš tai nežinau, kažkaip bandyčiau aš su gal be. Čia kur buvo plytelės, jeigu prisimenu, tokios gražios, kurių man gaila buvo. Tai žodžiu, netekom, matau, plytelių, tekom elektros, ar ne? Taip, stovas pakeistas. Ir stovas pasikeitė, ne? Taip. O kas čia? Norėjom pasižiūrėti raudoną plytą? Čia nežinau, kas čia buvo. Gal irgi elektros štrabas buvo. Nes čia buvo ne. Darbų vykdytojas ir net nežino. Nu. Už ką mes mokam pinigus? Už ką mes pinigus? Tikrai ne už štrabą. Va, nieko nėra. Nieko irgi nėra. Čia turėjo būti elektros spinta. Mažajam bute. Jo. Bet didžiajam bute bus kitoje vietoje. Tai ką, atėjom iki dar paslaptingojo tunelio. Iki paslaptingojo tunelio. Jeigu, Giedriu, tu ten iššoksi, tu pateksi į kitą pasaulį. Alisa stebuklų šalyje. Arba Alisa šildymo punkte. Pirmą Rusiją, po to šildymo punkte. Matau, čia irgi buvo nemažai pribraižyta, ne? Taip, čia miegamas. Ok. Ai, tai tik vis, kad prie lovos. Nu, tai prie lovos, 2 rozetės, čia daugiau niekur nereikia. Žodžiu, įvyko metamorfozė. Iš planuojamos virtuvės dabar bus miegamas. Erdvus miegamas. Gerai, šukuojam patį paskutinį. Tai žodžiu, pinigų už ką mokėti turime, ne? Turim. Sąskaitą puikiai apmokinėti. Čia uždarysim. Bus buto patalpa. Tai čia bus vienas butas, įėjimas čia, o ten, kur atėjom to koridorium, ar ne, kitas butas su savo atskiru įėjimu. Tai užsidaro koridoriui, tai truputį padidėja butų kvadratūra. Tai žodžiu, vienus pinigus lūzinė, nes daugiau kvadratų parduodi už mažesnę vidutinę kainą, bet pliusas, kad padidėjo daugiau tų kvadratų parduoti. Nu, tai ką, čia turim kolegą pažiūrėti. Nieko. Kur čia X-ai? Inspekcija. Čia labai mažai X-ų. Žiūriu, tau įdomiausia X-ai, ne? Nu, tai aš noriu suprasti, žodžiu, kur dingsta pinigai. Kur dingsta pinigai statybose. Vienas mūsų video tai prasideda. Kur dingsta pinigai ir laikas statybose. Matau, dar viena virtuvė iškeliavo, ar ne? Taip. Jūs visiškai teisus. O jinai iškeliavo į kitą kambarį. Į kitą kambarį, ne? Tai čia vėl turim didelę svetainę? Taip. Miegamai. Didelė svetainė, didelį miegamai. Polsio erdvė miegamai. Ok. Tai už kiek laiko laukti sąskaitos iš santechniko? Tai už savaitės. Už savaitės. Nu, tai gerai. Už savaitės ir tada jau planuosimės betonavimo darbus. Tokie kaip šiknosparniai, žodžiu. Išlendam. Užrakins ar ne, Giedriu? Nu, tai kam? Ten ką, yra kavot? Grūzai išneš? Įrankį lyg ir nemačiau. Darysim dar daugiau X-ų, nes laidų nebeliks. Dėkui, kolega, kad ganot. Kad ganot mūsų aveles. Piemenėlis. Jo, kad dirbi mūsų piemenėlio, ar ne? O mes tada su Modestu raunam į Raudondvario plentą, pasižiūrėsim, kaip ten fasadai, kaip ten valdai renkasi. Kokia ten epopėja. O ten tai epopėja. Čia buvo malonu, viso gero, išeinu į krūmus. Stop. Užtek žiūrėti, kaip į nekilnojamo turtą investuoja kiti. Norėtum investuoti ir tu, bet bankai tau neduoda paskolos, nes tavo pajamos jiem netinka. Aš turiu finansinį sprendimą, kuris padės tau nusipirkti nekilnojamo turtą, prasifinansuojant 80% įsigijimo ir nekilnojamo turto remonto kaštų. Nori sužinoti daugiau? Parašyk man per socialinę mediją arba nueik į svetainės kerys.nt.com ir ten užpildyk paraišką. O dabar atgal į video. Schemą gali tvirtintis, jeigu gerai atsimenu, pagal tą paraiškos numerį.
Sekundė. Čia maistai gavęs, tikrai ten mačiau yra. O jisai buvo prieš tai siuntęs, tai jam prieš tai matyt patvirtino. Aš paskambinsiu, esu užklausiu tada toj. Pas ką kamuolys, gerai? Jo, gerai, tada tai bent žinosim, ką toliau daryti. Gerai, tvarkoju, tada skambinu, aha. Šiaip tai turėtumėte jūs įkelti jį arba jūsų rangovas su pagalba, bet ta prasme jūs turėtumėte arba rangovas įkelti, nežinau kaip jūs susitarę. Tai žodžiu, esu atsiunčia, kad patvirtins per 5 darbo dienas. Tada terminai pasikeičia nuo 6 iki 10, aišku, tavęs niekas neinformuoja, jokio mailo negauni, skambučio irgi. Tada, kai durnius tikrinės savitarnas, galvoja, gal čia blogai kelti dokai, kodėl yra tyla ramybė, pasirodo, reikia dar pasėdėti 3-4 dienas ir tada turbūt gausi atsakymą. Arba ne. Ok, varom pažiūrėti, kaip raudonduro plentas, jau dabar matau, kad fasadas atrodo, Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis. Man atrodo, kad čia visai kitas pastatas, jau nebe tas, kurį buvom nusipirkę. Laukiam, kol pasiims pastolius. Turėjo atvažiuoti pasimti šiandien, bet žodžiu, atvažiavo į vietą. Remirentas sako, mes neradom žmonių. Žmonės sako, mes buvom, niekas mums neskambino. Kaip ir visada, kaltų nėra. Tai žodžiu, stalažai truputį ilgiau pas mus pastovės, bet gal nieko tokio, kelios dienos, truputį daugiau pinigų išleisim ir šokuojam į vidų, pasižiūrėsim kaip vaizdelis, nes turėjo suvažiuoti nemažai baldų, tai įdomu ar suvažiavo ir turėjo atvažiuoti dar vienas meistras, kad pasidarbuoti. Labą dieną. Ar gyvų yra? Yra gyvų, labą dieną. Sveiki gyvi. Sveiki. Giedrus. Rimas. Malonu. Klausykit, tai kiek čia to darbo turim? Daug mažai? Yra pasikrapštyti. Mes šiaip iš Ikėjos susirinkom virtuvinius. Šiaip vaizdelis visai neblogas, bet kas man kliūna, tai čia tarpas ar ne? Čia tarpas. Ir ta koja, nežinau, kažkaip labai keistai atrodo. Aš tai sakyčiau, tokią paim dar vieną spintelę ir ją pastatyti tenai gale. Aš čia turiu baltas plokštės. A ne? Jo. Kad ir reikėjo, bet ne kažką, žinokit, ne kažką. Tiek reikia kažką savo sugalvoti. Kai atsiuntė projektą, tai atrodė visai neblogai. Šiaip galim žiūrovom pabandyti surasti ir parodyti, ar ne? Vaizdelis atrodo toks neblogas. Ir čia atrodo labai mažas tarpas, ne? Bet realybėj pasižiūri, kad tas nedidelis tarpelis yra kokį 2,5 karto didesnis ir be problemų tilptų dar vieną tokią spintelę, čia ir dar liktų tiek pat vietos. Einam užmesim akį į kitus kambarius, ne? Nes yra suvažiavę tikrai nemažai baldų. Netrukdom tada Rimui darbuotis. Jo, dėkui. Vienas svarbus dalykas, ką atsiminiau. Praeitas baldininkas, kuris darbavosi ir rinko mum virtuvinius, ne baldus kietos, bet virtuvinius, buvo įkalęs netyčia į sieną. Šičia. Atėjau pasižiūrėti sieną, nežinau, ar jums kamerai matysis ar ne, bet čia yra kreminė spalva, o čia yra ryškiai balta spalva. Visiškai akivaizdžiai, čia matosi linija. Blemba. Gerai. O pinigai jau visi 100% sumokėti. Kaip tik vakar sumokėjau. Fotkinam ir siunčiam draugišką priminimą, ne? Reiks paveikslą užkabinti čia nais. Rimas sakė, užkabinsim paveikslą, kad būtų biški žemiau. O gal geriau lentynėlę kokią užstatytą? Lentynėlę. Gal tikrai žinok lentynėlę? Palauk, iš toliau nufotkinsiu. Nusiusim Doviliai. Parašėm, kad antroje studijoje reikėtų kažkaip paslėpti. Arba kviesim dažytoją, ar dažysim. Ir vėl eilinį kartą išsileisim ekstra pinigų. Einam į pačią didžiausią studiją, kad pasižiūrėt, kaip ten vaizdelis. Niuansas. Hebra sumaišė baldus, nes aš vardindavau 1, 2, 3, kiti vadindavo didžiausią, paskutinę, taip toliau. Ir taip jau gavosi, kad šita spinta, jinai turi atsidurti paskutiniai studijai. Bet jinai yra didelė ir nelabai telpa. Ir ją reikia pirmą išrinkti visą ir tik tais po to pernešti. Ir tada vėl iš naujo surinkti. Tai žodžiu, šitos spintos rinkimas mums 2 kartus kainuos. Irgi reikia taip pat susitvarkyti šitą virtuvinę. Čia jau manau, kad šitą spintelę jau nebetilps fiziškai. Tai vienas iš variantų yra arba palikti taip, kaip yra, ar neturim tarpą,
Arba dar galima padaryti kažkokią išvažiuojamą nedidelę lentynėlę, pasikabinti tokiam rankšluošiui, bet irgi kriauklė čia, rankšluos įdėti čia, lyg ir irgi nelabai patogu, ar ne? Einam į paskutinę studiją, pasižiūrėsim, jinai turėtų būti pilnai apstatyta baldais, pasižiūrėsim, kokia ten situacija. O čia jau panašiau į gyvenamą butą. Tik tai čia gal truputį negražiai Modestai įdėta. Tau čia gražiai? O. Okei. Čia prisiklijuoja ar kaip čia? Neįsivaizduoju, bet faktas, kad čia laikosi. Ir čia, žiūrėk, panašu bus toj pusėje. Paprašysim Rimo, kad pagelbėtų. Manau, kad paprašysim, neturėsim kur dėtis. Bet man, žinok, Modestai toks jausmas neapleidžia, kad visas tas virtuvinis yra žiauriai skersas. Žiūrėk, jeigu imčiau šitą kampą, kaip pavyzdį ar ne, tai jis turbūt taip tiesiai darytų iki čia. Arba jeigu imčiau šitas lentelių sudūrimus ar ne, tai eina ir nueina. Siena. Vadinasi, visa siena. Siena kreiva. Ant kreivos sienos pastatėm tiesų virtuvinę. Nes dabar žiūrėdamas ją, tai toks truputį kaip girtas jaučiuosi. Atrodo, kad kažkas tau tai būtų. Dėl to ir lubos padarytos tokios kersuojančios, kad išsibalansuotų čia viskas. Buvo per žemai elektrikai padarė pačias rozetės, tai žmogus buvo tiesiog nupjovęs paprastuoju būdu rozečių apačias, bet aišku, dabar jau pasakė, padarė normaliai, bet vis tiek, matau, kampai yra likę, tai blemba, reikia sutvarkyti. Žodžiu, nufotografavom, kad žinotų, tai mums reikia dažytojo, ar ne? Skambinam. Prieš tai matau, kad praleidom skambutį. Skambino mūsų skalbimo mašinų pajungimas. Perskambinam. Žodžiu, būni vienam objektą, sprendi kito objekto problemas ir dar galvoja apie dar kitą objektą. Gerai, dėkui tau. Tie. Taip va, lyg ir prasprendėm, nuvažiuos pirmadienį. Aš pradėjau žiūrėti dabar į plintusus visus ir dabar man plintusų paranoja, daro. Nes aš matau, kad čia yra tarpas. Modestai, tau nesimato čia tarpo? Klausyk. Bet žinok, nelygias grindis čia, ko gero, taip lygiai prispausti neįmanoma. Sakai, nepavyks, reikia nesikabinėti prie smulkmenų, ne? Ko gero, čia jau pradėjai kabintis prie ten, kur nereikia. Pradėjau ieškoti čia, koks Vilnius, nauja statyba girdi, kad tu čia kokybės nori išsireikalauti. Prisimeni, čia griuvom. Griuvom, negriuvom, ėjom. Ja, griūdami. Ėjom į apačią kaip išgėrę. Turiu vieną namų darbą iš savo asistentės duotą man. Buvo prakiuręs vienos sofos, kaip čia, padas apačia. Tiesiog pakuotė buvo sveika, bet šitas buvo prakiuręs. Tai aš spėjau, kad tikriausiai kažkas buvo užlipę. Ir mums kilo klausimas, ar čia yra pažeista pirma dalis, ar čia yra pažeista antra dalis, ar kurią dalį. Nes jis, kas sakė, mes atvažiuosim, pakeisim jums tą detalę, šitą pasimsim, kitą išvešim. Tai einam ieškoti, kuri dalis yra prakiurta. Modestai. Gal nekeist? Ką? Kam keist? Tai gal užteks to jo pakelt ir turėtų matyti. Nusiema visas viršus. Jo, čia ir yra sulūžė. Jo. Žiūrėk, pirma dalis tai yra ta su sienele. Tai jinai neatsidaro. O šita, matai, čia yra. Čia aš ne taip skaičiu pamačiau, tai jo, antra tada. Jo, tai čia bus sugedusi antra dalis. Reikia keisti antrą dalį. Dar galim dėl šiltos ramybės porą fotkių padaryti, kad būtų aišku. Šiaip žinokit, kaip ryte pajudėjau būtuose. Laukia, kiek kokia? Modestai 25, 29 rodė mašinai. Modestas sakė, kad jie mašinai rodė 29. Būtė jaučiu, ne 29, bet kokie 26. Žinokit, kondiškė tikrai praverstų. Nedaug yra tų karštų dienų. Vasarą galim pakentėti gal. Paprakaituot gali, ne?
Jeigu visus vasaros kaip šitai gerai. Negi leisi keli šimtus ant rekuperatoriaus, ne? Šiaip aš manau, kad oras, kad ir vėdinimui, ir šildymui, nu, visai neblogas variantas. Dabar gavosi, kad pradėjom nuo ekonominių, išėjom ant vidutinių, dabar jau kaip ir jau gal norėtųsi, plus mes esam padarę, kad čia būtų galima pajungti jau ką. Yra išvesta, tai iš vienos pusės, iš kitos pusės yra numatyta. Tai bent jau pasilikom savo judesio laisvę. Spintelė, žiūrėk, visai tokia nedidukė. Pats tas batam susidėti. Būtus pažiūrėjom, kliurkų yra, kaip visada, reikia kliurkas taisyti. Dažymo kodus nusintėm, su Rimu susipažinom. Žodžiu, dabar reikia su Rimu dar atsisveikinti, ne? Tai ką, šeštadienį girdėjau, kad darbuosies lyg yra, ne? Jo, šeštadienį darbuosios. Šeštadienį darbuosies. Gal netgi sekmadienį. Darbuosies. Tai žodžiu, jeigu jums reikia baldų surinkėjo kaip Rimas, kuris dirba šeštadieniais, o gal net ir sekmadieniais, tai kur geriau Rimai tą pagauti? Per paslaugas LT, ne? Per paslaugas LT arba Facebook'e. Facebook'e Rimas Gry. Ilgoji. Rimas Gry. Taip. Tai va, pasižiūrėsim, ar Rimas Gry gerai dirba ar ne. Mes parekomendavom, bet tik pavansų biškį. Gal čia toj prisibazarinsim ant savo galvos. Gerai, Rimai. Gerai tada. Sėkmės darbuose. Laimingai. O mes bėgam tada į lauką, jau kaip ir turėtų atvažiuoti vienas iš mūsų potencialių investuotojų. Mes pravesim šitose trijose studijose jam trumpą ekskursiją ir tada važiuosim mūsų paskutinį objektą šiandien. Sveiki, gyvi. Nu, žinokit, esam ant trumpo, kaip sakyti, deadline'o, nes reikėtų jau lėkti į paskutinį objektą. Tai, žodžiu, labai trumpai. Turim kiemą, nu, tai šiaip laukiniai vakarai, parkavimo vietų nėra. Kažkuris ten vienas iš tų sandėliukų yra mūsų, reikėtų teoriškai eiti, aiškintis, bet nu, kažkada, kai turėsim daugiau laiko. Ir taip niekada ir neateina tas kažkada. Pas mus darbuojasi ten valdininkas vienas, vienoje iš studijėlių. Šiaip, nu, visas namas medinis, va čia, kur sakiau kolega, kur irgi darbuojasi, tai čia jau jo buvo praktiškai viskas išgriauta. Taip irgi fainai padarė, įrengė. O čia mūsų, biški iš seniau. Žodžiu, jie startavo metais vėliau, o finišuosim tuo pačiu metu. Tempas. Arba tempo trūkumas. Jo, čia didžiausia, apie 30 kvadratų, iš 2 patalpų sujungiam. Kažkada, kai pradėjau tą projektą, tai buvo lūkestis kokius, nežinau, 300-350 gauti. Tai kažkaip net neabejoju, kad manau, kad tą sumą turėtume gauti. Gal net 400 įvairuosim. Vieta labai gerai. Nu, vieta tikrai nebloga. Galim tada į kitą šokuoti. Čia palikom truputį autentikos. Nu, kažkaip, nežinau, man nekilo ranka nugriauti. Negalima taip. Tai apdažėm, nu, pažiūrėsim, ar pridės vertės, ar atims. Tu aš manau, kad pridės. Nu, bet bus įdomu pasižiūrėti, ką žmonės. Šiaip tai šviesų, porą langų ant tokios mažos erdvės. Jo. Visai neblogai, bet pagal kvadratūrą, jeigu gerai atsimenu, man atrodo, kad šitas yra pats mažiausias. Studentui būtų visai ne, arba dirbančiam žmogui. Ne, tai dirbantis turbūt tiesiog jaunysis, turbūt jis. Jeigu jis atvažiuoja kažkuriam trumpam laikui. Jo. Šiaip vieta šalia senamiestis taip pat tas. Buvo 3 kambarių butas, aš kažkaip pasiskaičiavau, kad po vieną išsinuomos brangiau. Tai dabar gali būti, kad net ar tie dvigubai netgi brangiau išsinuomos. Pagilėjom perkliuot plyteles, tai viską 3 kartus perdažėm. Nu, pasižiūrėsim, žodžiu. Laikas parodys, ant kiek mes čia blogai arba gerai padarėm. Čia va tas pats pečius, tik tais iš kitos pusės. Nu, čia truputį daugiau vos tos vietos, bet ne kažką, keliais kvadratais. Nu, tai va, tai jeigu ten kokie 350-400, tai čia kokie gal 300 eurų, per vidurį, nežinau, tas gal 250, gal tie patys 300. O savikainą pirkom už 20 kažkelis. Remontas, kokį jaučiu, blemo jau 35 bus su visais baldais su visko. Nu tai 60 savikaina. Savikaina, tai jeigu kokia, nu tarkim, už 8 PM visi 3 išsinuomoja, tai minus verslo liudijimas. Nu, užimtumą, tarkim, 11 skaičiuokim mėnesių, tai per metus apie 9 tūkstančius. Tai 9 tūkstančiai iš 60, tai netoli 15. O gerai. Nu, bet čia medis, čia medinis, vėžinamės metus laiko. Nu, beliko tik tais išnuomoti, ne?
Mažas smulkmena, Prisisvaigt galim kiek nori. Prisisvaigt galim kiek nori. Mažas Bet tai smulkmena. logiškai mąstant, žodžiu, lyg ir turėtų. Kada finišas? Oi, bijomės, tu žinokit, deadline, nes ten po to mėnesiais prašauni. Nu, bet pagal tai, kaip dėliojasi, per kokį porą savaičių dar kol išnuomos, tu nežinau, per kiek išnuomos, bet turbūt per kokį mėnesį laiko, manyčiau, kad dabar. Aišku, sezonas prasidėjęs. Nu, jau įpusėjęs gal ne. Tai, kad tarp kitko, varžytinėse parsidavinėjo ne tik, nu, šitą tai jau paveldėtojai pardavinėjo, jau ir atsimenu, bet varžytinėse buvo ir šitas būtas parsidavinėjo, ten kitas investuotojas nupirko, o už šitą niekas net nestatė. Apskritai niekam nereikėjo. Bet irgi varžytinės buvo. Jo, irgi buvo varžytinėse. Ir už 20 kažkeli tūkstančiai aš buvau vienintelis, kuriam buvo įdomu. O visiems kitiems buvo, kaip sakau, barabanu. Pasisekė. Dabar gaunasi, kad savikaina vienos studijos yra apie 20 000, o tu bendriko su 20 000, nu, man atrodo, kad jau sunkiai benupirksi. Sunkiai tikrai. Nu, arba ten kokie Hollywoodai, nu, bet tai Hollywoodai, nu, tai apie ką mes šnekam. Tai ką, lėkiam į antrą vietą. Aš adresą jums įmetęs? Neįmetęs? Ne. Tuoj persinčiu. Nu, tai lėkiam į tenai. Ką, atminam į paskutinį mūsų objektą. Kas žinot, kas nežinot, Kalantos gatvėje turim 6 studijų projektą. Ir pasižiūrėsim, kaip ten progresas vyksta arba nevyksta. Ir tuo pačiu aprodysim jas potencialiam investuotojui, kad irgi pamatytų, ką mes gero veikiam. O, matau, gyvybė yra. Pastatas jau išgražėjęs, persidažęs. Antram aukšte, vat, matau, netgi užuolaidėlės kaimynai jau susidėję yra. Mums dar iki užuolaidėlio trūksta 1,5 mėnesiuko. Nu, atvarėm, varom toliau, ne? Ne. Kokia tikimybė, kad penktadienį 5:30 darbuojasi? Jokios. Nulinė. Nulinė. Kažkas yra, kažkur kažkokia gyvybė turi būti. Tai turėjom didelę erdvę. Visą tą erdvę išdalinom 6 studijom. Šiaip galėjom dalinti 8. Bet aš kažkaip pasirinkau mažiau pelningą variantą. Kaip taip galima? Nu, vat galima, pasirodo galima. Nes būtų pelningiausia viską po 20 kažkelis kvadratus varyti. Tai va, čia viena studija, kuri turi atskirą įėjimą. Nedidelė studija. Vipinė studija. Ne, čia ne vipinė, čia tokia eilinė. Vienintelis, ką norėčiau patobulinti, tai norėčiau čia padaryti dar, kad duris būtų, kad ateitų, bet žiūriu, kad rėmas šitoje vietoje. Biškai prasilenkia, jeigu rėmas būtų arčiau, tai būtų idealiai. Tai padaryti, kad duris, kad būtų, nu, su durim uždaroma. Ir tada būtų rami galva, tada turi nedidelę patalpėlę. Matosi pabaiga remonto. Nu, dalinės gal nebent geriausia atveju. Kilimėliai va po truputį jau šildymui išvedžioti. Šitose nėra dar iškliuoto plytelio. Čia viena tokia iš didesnių. Čia gal 32 kvadratiniai metrai. Pagrindinė apie 20. Tada, nu tai dušas ir miegamasis toks nedidukas. Tai ką, gal einam iki pat galo į tos mūsų vipinius. O po to pažiūrėsim, kur ne vipinėje, ne? Tai vipiniai turi langus per 2 sienas. Va čia toks tikrai jaukus, man irgi patinka. Tai čia va virtuvės zona, tokia L formos, susidėlios, kondicionieriai, viskas, žodžiu, ten ištraukimai pravedžiota. Razečių normaliai pridėjom, kad būtų irgi kiekvienam kampe. Nu ir atskiras miegamasis. Manau, kad... Atrodo tikrai puikiai. Tai jeigu pirkimas buvo 76, tai kolegos viršui ketvirtį dabar už 342 bando pardavinėti visą aukštą. 342. Aišku, labai didelė suma sukišta yra į patį tą įrengimą. Nu, bet vis tiek ant kiek kvadrato kaina. Žodžiu, daugiau nei 4 kartus. Aišku, ne faktas, kad tu ir parduosi už tos 3-4 žinai. Nu, bet taip parduo, kad ir už 280 000 jau, žodžiu, 4.
Čia tas atvejis, kai remontas brangesnis yra negu kvadratinis metras. Tai va, čia jau turim išklijuotą. Vieną darėm akcentinę sieną su plytelėm, o kitas palikom paprastas. Tai čia visas pastatas dabar yra padarytas kaip studijos, loftai. 4 aukštas prasidavinėja, mūsų yra 3, kur stojam, 2 jau yra rengtas su užuolaidom, jau visi baldai, viskas ten jau sifonus pajunginėja, 1 paliktas tokios kaip komercinės ir čia šalia yra, kur irgi stogas matosi, tai čia šitas perdarytas į garažus, kitoj pusėje ten kaip per Norfos status. Nu tai truputį pagyvins kvartalą. Einam pasižiūrėsim, parodysiu tokį įdomesnį išplanavimą. Va, čia tokį turim vieną pailgesnį, žodžiu, ilgą. Tai vienintelis butas, kuriam neturėjom normalaus miegamojo, nu, kad atskirto pilnai. Tai vietoj to miegamojo gavosi tokia niša, žodžiu, kad padarėm, praktiškai lovai, kad irgi toks pasistatyti nedidukas. Jo. Nu, ar šitas turi plyteles? Ant žemės plytelės. Ant sienų irgi beveik turi, nu, tik biški trūksta, da? Tik biški. Bet juda, darbai juda. Nu. Svarbiausia. Visada norėtųsi, kad jie judėtų greičiau. Nu ir einame patį paskutinį tada. Kiek viso čia yra studijų? 6 studijos. Nu, aš kadangi esu prastas spekuliantas, aš labai noriu pasilikti. Ypač tuos, kurių pigi savikaina. Nes kai turi pigę savikainą, tai ir su to atsiperkamumu viskas normaliai. Tai mano vizija tokia, kad tie brangesnieji gal išsinuomos po kokius 500 ar ten 4 PM, o tie pigesnieji, ką žinau, 3 PM, 400. Nu kažkaip manau, kad už 400 turėtų išeiti. Tai jeigu 3 po 400, 1200, 3 po kokius, nežinau, nu tarkim, kad ir 500 gal apdruk paės kortą, ne? Tai suma sumarom 2700. Tai va, jokių paskolų nieko. Tai va, tokia mini. Nu, nebe mini. Man atrodo, jau 2 vidutinės algas jau gautum. Aišku, manoma ten pasidaryti turtą vertimą, kaip tik irgi užsakiau. Sekančią savaitę gal ar dar truputį vėliau padarys. Ir pasižiūrėt, kokia ta vertė. Galbūt kažkiek iš tos vertės išsitrauk. Nu, kaip pavyzdys ten. Tavo ten savikaina yra kokia 200, jeigu padaro turto vertinimą 300, tai tu įkeitęs hipotekui per kešautą gali išsikešauti 210. Tai žodžiu, įdėjai 200, išsitraukiai 200 ir viskas, kas, nu, aišku, reikės tau ir palūkanas už tai mokėti, bet viskas tas, kas lieka tau sumokėjus palūkanas, viskas, tavo grynas profitas, o su tuo 200 vėl gali kažkur toliau žygiuoti. Kitą įrenginėti. Tai vad labai gerai, kai tu prikuri tiek pridėtinės vertės, kad, nu, yra daugiau negu 30% pridėtinės vertės ir tada gali išsikešauti. Tai jeigu kada nors norėsit, jūs turit kokio NT, kuris nėra įveiklintas, nėra įdarbintas ir norėtumėt pabandyti išsigryninti, tai parašykit man, pabandysim pagelbėti ar per e-mailą, ar per, nežinau, bet kurios tinklus ir gal pagelbėsim. Nu ką, šokuojam toliau, ne? Bandom. Tai va, tai toks tas mūsų objektėlis, ten aplinkui dar ne keli, iš tikrųjų netoli 1 hektaro dar beveik žemės yra, bet aišku, tą žemę turi išsinuomot, kad žemę išsinuomotum turi naudojimosi tvarką, nu, žodžiu, dėliojamės, bet čia tie reikalai, žodžiu, pusmečiais, net ne mėnesiais turbūt dėliojas. O kaip jums pačiam, kas pačiam įdomiausia? Įdomiausia, aišku, objektai, kurie pelningiausi. Tai bet ar nuomai, ar per parduoti, ar kapitalą padidinti? Man be abejo, turbūt pradžiai kapitalą padidinti norėtųsi, o po to tai jo, ilgalaikė nuoma. Nuoma, kad pinigai plauktų savo ramiai, kaip toliau galima vėl įveiklintos, pajamas kaunamas, vėl pervertinti turtą, kaip ir pats minėjai, kad galima... Aš irgi stengiuosi taip kažką atrasti tokio, kad va, kur yra kokios nors vertės, kad sukuri tą papildomą vertę, nu, realiai pirkdamas uždirbi. Taip. Nes parduodant uždirbti su NT, nuplėmus, sudėtinga. Įmanoma, bet sudėtinga. Lengviau va, pamatyti kažką, ką kiti nemato. Nes tas pats pastatas, jis visas, tarp kitko, buvo pardavime, nebeatsiminsiu kainos, bet 300, tarkim, kažkiek tūkstančių ir niekam jo nereikėjo. Niekam nereikėjo.
O per visą, nu tai čia 4 aukštai 800, dar ten kokie keli šimtai kvadratinių metrų. Tai va. Bet vat, kai jau po atskirą daiktą pirki, jau tada jau norinčių daug. Taip, už tai, kad pigiau. Jau mažesnė suma, mažesnė konkurencija. Nu nieko, gal būsim davę truputį idėjų ir įkvėpimo. Jo, manau, kad taip. Nu. Manau, kad taip. Tai ką, Idėjų yra. dėkui už kompaniją tada. Iki Ačiū jums. sekančio, Ačiū jums, gal su bendradarbiausim Be tada. abejo, aš manau. Gerai, laimingai. Iki. O jums žiūrovai ką? Tikiuosi šitas trumpas prabėgimas su mumis šiandien patiko. Šiandien jau penktadienis, beveik 6 valanda, metas namo. Iki sekančio video.